Aistros dėl planuojamo dviračių tako vis dar nerimsta. Dviračių takas čia prasidės arba čia baigsis. Čia bus įrengta pontoninė Baidarių prieplauka. Vietoj šių žolynų turėtų atsirasti nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė. Pabandysime pereiti visų takų ir pasižiūrėsime, kaip viskas galėtų atrodyti. Dviračių takas prasidės, eis po tiltu per Šventąją. Balnokit, broliai žirgus, balnokit, broliai žirgus, balnokit, broliai žirgus, reiks aranjoti. Planuojama, kad įrengus dviračių taką, čia šimtelį atsiras tiltelis, pralaida ir braidžioti nebereikės. Paduok sesūrę kardą, reiks priešą kirsti. Pačios direktoriaus pavaduotojas minėjo, kad dviračių ir nuo cerkvės prasidedantis pėsčiųjų takas eis senu dabar išminčiu keliu. Aš negrįšiu, žirgelis parneš. O jeigu aš negrįšiu, žirgelis parneš. Ant mano smėlio kapo, ant mano smėlio kapo, ant mano smėlio kapo, darželis žaliuos. Autorija tai savalinės fabrikų. Buvusių fabrikų. Kažkur šioje vietoje turėtų būti įrengta apžvalgos aikštelė. Žaliam berželį, o tam žaliam berželį, o tam žaliam berželį, gegutė kukuos. O tam žaliam berželį, gegutė kukuos. Pastato savininkai šioje vietoje šias buvusias patalpas ketina rekonstruoti ir įrengti modernų viešbutį. Savivaldybės administracija pati susirado savininkus ir paklausė, ką jie ketina daryti šiuose patalpose. Iš karto atsakymas buvo, kad jie planuoja parduoti, o vėliau jau įsibėgėjus projektavimo darbams, savininkai pranešė, kad planuoja čia įrengti viešbutį. Pėsčiųjų takas bus, dviračių takas bus 2,5 metrų pločio. Jis truputį bus pakeltas, bus su stipria danga. Žemiau eis 1,5 metro pločio pėsčiųjų takas. Nu ką, Dilginės. Jo, ir teritorija tai. Administracijos direktoriaus pavaduotojas patikino, kad tvirtinti dviračių takui nebus naudojamas betonas. Bus susmeigti metaliniai kuolai, ant jų uždėtas tinklas, o tarp tinklo velėna.
Čia gyventojai truputį apsitvarkė. Oi, mažoj širdelė, oi, mažoj širdelė, oi, mažoj širdelė. Nuo gyventojų tvorų iki tako, dviračių tako bus išlaikytas 1,5 metro atstumas. Panašiai takas va taip čia yra jis. Oi, mažoj širdelė, dainelė skambės. Oi, skambio dainelė, oi, skambio dainelė, oi, skambio dainelė. Gyventojai apsitvarkė, nusišienavę žolę. Ja, toliau vėl Dilgynės. Einame toliau. Kai galėtume, tai Vytauto šiam pirmo dabar. Dviejų metrų Dilgynės. Čia kažkur takas. Jei teisingai supratau, tai čia turėtų būti nusileidimas. Nuo Basanavičiaus gatvės, per Vytautą ir va čia nusileidžiame. Nusileidimas bus įrengtas vingiuotas, kad įsibėgėję dviratininkai nenulėktų į upę. Savivaldybei sakė, kad jie paaukojo sklypą, šis sklypas buvo paruoštas parduoti, bet savivaldybei paaukojo dviračių taką. Visas takas tvirtinama, kad bus apšviestas ir įrengti suoleliai. Ilgalaikiai perspektyvai planuojamas takas iki pėsčiųjų tilto. O vėliau ir toliau.